Taigi, dar viena atvejo apžvalga. Šį kartą pacientė kreipėsi besiskųsdama žandikaulio sąnario sutrikimais, tai reiškia, turėjo traškantį sąnarį, turėjo skausmus kramtant, taip pat skundėsi prasta estetika ir norėjo susitvarkyti funkciją. Nuotrauką su retraktoriais matome, kad apatinių dantų sukandus net nesimato, tai reiškia, yra labai gilus sukandimas, viršutiniai dantis lygiai taip pat yra nusileidę žemyn ir jų dantenos yra žemai. Šoninę nuotrauką matome į vidų einančius priekinius dantis ir labai gilų sukandimą. Tai sąlygoja apatinio žandikaulio slinkimąsi atgal ir galinę žandikaulio padėtį, kuri ir gali iššaukti žandikaulio sutrikimus. Tokiu atveju paciento gydymas yra pradedamas specialia funkcinė sukandiminė kapa, kuomet žandikaulis pozicionuojamas geroje pozicijoje tam, kad sąnarys galėtų sugyti. Toliau tęsiamas gydymas breketais ir po breketų jau matome visiškai kitą situaciją. Reiškia, matome, kad atsivėrė apatinio žandikaulio dantis, išliko estetinės problemos, tai viršutinio žandikaulio dantenų kontūras vis dar nėra tobulas. Atlikus pavaškavimą, sukuriamas naujos dantų formos, atstatomi incizaliniai kraštai, pagal pavaškavimą pakoreguotos šiek tiek dantenos, kad atrodytų dar geriau ir pagaminti laikinos restauracijos pagal naują formą. Atlikta viso žandikaulio lanko viršutinio, paskui ir apatinio preparavimas ir pacientė štai, kol gaminamas pastovios restauracijos, nešioja laikinus dantis, kurios pagaminti pagal būsimų dantų formą. Tai turime jau naujus kandamosius kraštus, naują sukandimo aukštį, prie kurio pacientė pratinasi. Ir štai čia matome galutinės restauracijos, kurios yra harmoningos formos, tai yra teisingas ilgio ir pločio santykis, teisingas danterų kontūras, harmoningai atrodantis ir harmoningi kandamieji kraštai. Nuotraukos su retraktoriais matome ir apatinio lanko dantis atstatytus, ir viršutinio lanko nuolatinius dantis. Matome, kad yra teisingas sukandimas ir galutinė šypsena, matome harmoningus kandamosius kraštus ir sveiką bei baltą šypseną.